Palangoje surinktas trečiasis Midget Baltic sprinto varžybų etapas. Testinius bei kvalifikacinius važiavimus įveikę dalyviai varžėsi dviejose sprinto lenktynėse po 15 minučių. Abiejos lenktynės vykusios permainingomis oro sąlygomis susiklostė labai skirtingai, tačiau kova dėl pergalės tęsėsi iki paskutinio rato. Adrenalinas, linkimai ir atkakli kova. Tokia dvasia gyvena Midget Baltic čempionatas. Palyginti dar labai nauja, bet sparčiai populiarėjanti disciplina kasmet pritraukia vis daugiau dalyvių, o trečiasis šio čempionato etapas savaitgalį surengiamas Palangoje. Dviejos sprinto lenktynės, kuriuose pilotai varžosi po 15 minučių, vyksta absoliučiai skirtingomis oro sąlygomis. Todėl strategija ir paruošta taktika tampa neatsiejama dalimi. Štai penktadienį lenktynininkai varžosi kepinant saulį, o šeštadienį tenka važiuoti pilant lietui. Pirmąją dieną lyderio poziciją pro kategorijoje išsaugo Vilius Reškevičius. Tačiau panašu, kad šį kartą buvimas lyderių kiša pagalius į ratus. Sinoptikams šeštadienį nuo pat ryto prognozuojant stiprų lietų, ketvirtoje vietoje finišuoti nusprendžia patyręs pilotas Povilas Jankavičius. O toks sprendimas, kaip paaiškėja, vėliau pasiteisina su kaupu, kadangi pagal taisykles antrose lenktynėse važiuojama veidrodiniu principu. Paprasčiau tariant, finišavai ketvirtas, o kitame sprinte startuoji iš pirmos pozicijos. Būtent taip Jankavičiui pavyksta išvengti konkurentų vandens keliamų purslų ir lenktynininkas pro klasėje lieka pirmas. Dalinai aš sužaidžiau vakar taktinę kovą, kad laimėti šiandien, praleisdamas visus ir finišuodamas ketvirtu, kad turėti geresnę poziciją startui. Tai va, aišku, sąlygos labai smagios ir pavojingos, labai lengva padaryti klaidą, vidury varžybų pradėjo labiau lyti. Kitas ir kartu finalinis šio sezono Midget Baltic lenktynių serijos etapas vyks Estijoje, Pernų trasoje rugpjūčio pabaigoje. Taigi tiek naujienų sporte kol kas. Dabar